Labas rytas. Nakvynės vieta užskaityta. Čia prie tokios gamyklos buvau, kaip matėt, įsikūręs. Tai naktį biškį šviesų buvo ir garsų, bet netrukdė. Viskas gerai. Dar iš vakaro turėjau safari. Ar zoologijos sodą, ar tiesiog Animal Planet. Nežinau. Mačiau kiškių, mačiau stirniukų. Eina savo smagiai. Gerai išmiegota. O mes judam link Paryžiaus. 80 kg liko. Manau, šiandien nešturmuosim. Pasiliksim rytojui. Žiūrėk. Ei! Kaip kietai! Eik tu sau! Grinai net pašiurpo odą, kiek kietai. Net sunku perteikti, kokias teigiamas emocijas užplūsta. Kažkaip, kai taip važiuoji gamtą. Toks laukinis gyvenimas, taip, gyvūnai, tau pro akis laksta. Eik tu sau. Ryto gaiva tokia. My country, Lituanie. Ouais. C'est bien. Pédale. T'es pas arrivé. Tu pars. Go to Paris. Tu pars Paris et puis tu pars par là, non? Paris, Belgium, Espagne, Portugal, France, Belgium. Ouais. Netherlands, Netherlands, Germany, Poland, Lituanie. Oh là là. Avec les Russes à côté, hein? Hein? Nesuprantu. Gėda, pelėda, kas per keliai? Nepamenu, kada paskutinį kartą tokius mačiau. O Jėzau. Šitą aš prisiminsiu. Va, čia tai buvo tikras kantrybės išbandymas. Atrodė amžinybė tas kelias, toks buvo tokia tarka. Varšas dviratuks. Nežinau, kiek čia atstumo buvo, bet atrodo, sakau, kad amžinybė pagaliau baigės. Atsiimu savo žodžius. Net ir važiavusi tokį pusę velnio miestelį. Kelias nepagerėja. 7 valandos vakaro. Pagaliau įsikėlė video, labai lėtai krovęs. Prasidėjau visą darbo dieną realiai, nuo kokių 11. Nuo 11, 8 valandos. Crazy. O dabar judam link Paryžiaus ir reiks ieškoti, kur miegoti. Va čia bus reikalų. Dabar apskritai, čia bus toks aktyvus mašinų kelias N20. Net nežinau, ar aš jau galėsiu važiuoti su dviračiu. Ir dar prie to pačio, tai čia Lydvelė kada pradės. Vėjas draskos, apsiniaukė. Nu, kol kas ženklo, kad negalima dviračiam nėra. Tai vadinas galima gal. Kaip nejauku. Bet blemba, keista. Man atrodo, kad čia tikrai negalima važiuoti su dviračiu. Bet ženklo nebuvo.
Nu, čia GPT sako, kad galima, bet nerekomenduojama važiuoti. Tai jo, susirandu per Google Maps alternatyvų kelią ir bandau važiuoti. Eina savo, rodo, kad čia tipo galima išvažiuoti iš šito kelio. Kosmonautai, Google Mapsai, šiukšlyns čia kažkoks. Eik tu sau, eik tu nejakauk. Įlindau kažkur į privačią teritoriją po stogiuku. Palaukt, kol didelis lietus praeis. 8 valandai daug lietaus. 9 valandai jau turėtų rimt. Žodžiu, dar gali būt, kad valandą teks man pakimarint. Nieko nepadarysi. Realiai jau apstoja, manau. Reik varyt, jau sutems. Reik dar palapinėm pasistatyt man. Susirast, kur pasistatyt. Toks kombinzoninis. Bet ar čia man galima? Ir kits klausimas. Kažkokios gamyklos čia. Geras. Nu ką, palapinė yra, vietelė nebloga, virsim makaroniukus su grybų sriubike. Labas rytas, turim jau 7:40, aš dar vis savo guolį. Oi, kaip skaniai taip gulinėjęs, kažkaip norėjęs jau. Nu, bet jau esu pavalgęs. Šiandien rytą geriau ne kavą, bet arbatą. Nes vakare buvo skranduks negalavęs. Čia galvoju, čia vemt, nevemt. Bet nieko, kažkaip pramegojau, prabuvau. Ir nuo ryto kaip normaliai. Šuovau ramunėlį arbatas. Ir jau reiktų, po biškį judėt. Nes man reikia nuvažiuoti iki Paryžiaus šiandien. Iki jo ten 40 gerų kilometrų. Todėl aš va dabar paimu ir keliuos. Visas tapkykęs šlapės, kojinės šlapės. Nu, pavalgiau prieš pietukus, nes jau vėl spėjau šalkt. O dabar varau visokiais rajoniukais, išvengiant greitkelę ir link Paryžiaus. Tokie kaštai, jeigu nenori važiuoti tarp mašinų, važiuoju laukais kažkokiais. Ten mano greitkelis.
O čia esu aš. Visa laimė, kad man čia ne į kalną reikia stumtis tokiais akmenim. O tada tai būtų reikalų, kad aš taip čia savo nešnekėčiau savo lengvai, o gaudyčiau kvapą. Aš jokiais būdais nebūčiau pagalvojęs, kad mane tokie keliai ves į Paryžių, į Prancūzijos sostinę. Aerodromelisimas, klausyk, ką čia jis pilotuoja. Kažkokį droną nemenka. Gal man savo pirskį paleist, kad aplotų. Nu va, palikau už savęs visus tos žolynus, miškus ir taip toliau. Turėtų dabar jau būti vien tik visokie rajoniukai, miesteliukai, vedantis iki pačio Paryžiaus. Nu pažiūrėkit, kur aš atsidūriau. Kokioj oazijai. Ir tik reikėjo pravažiuoti pragarų. Nu bet nieko, dabar aš esu netoli Dekatlono, reiks užsukti Dekatloną, užsipirkti dalykų biškį. Ir ten nusimatęs tokį piknik spotą. Išausim kavutės, nes jau akis merkės. Kai ryte negeriau, tai skrandis viskas ok, tai šausim biškį atsipūst, nes jau nudaužė, jau smegeninė, va tie žvirkeliai. Nu va, vandens turim. Ir aš įsikūriau palapinė džiūn, patalai džiūn. Vaikai nepykit, žaisit kitur. Taip, dedu per vidurį gatvės. Kas čia daros? Nu, man patinka, kaip pasitinka čia dviratininkus. Lisabonoje nieko panašaus nebuvo. Ten važiuoju kartu su mašinom trinkis. Toj pačioj juostoj. Toksai grinai išskridęs. Kai važiuoju va tokiam vietom, kosmosas. Toks multitaskinims, kad eik tu sau. Na štai ir esam pagaliau Paryžiui, jau tikrai Paryžiui. Va matot, Liuksemburgo sodai. Žmonės čilina ant žolės, žaidžia. Arba aš kažko nesuprantu, arba Paryžius nėra toksai užgrūstas žmonių, koks galvojau, kad bus. Važiuoju ir ką žinau. Čia turim tokią baisulinę eilę žmonių. Čia visi į katedrą nori patekti. Ir čia žiūri, turim Paryžių ir tokį vaizdelį. Ir kažkas, kas prasčiau gyvena.
Prisičekinau, įsikūriau į kambariuką savo ir taip po to pasižiūrėjau tą savo kortelę, kurią man davė recepšinė ir žiūriu, čia parašyta lietuviškai. What? Aš galvoju, kas čia dabar? Ir tam recepšinė, tai merginai sakau, tu lietuvi? Saka, ne, čia jinai tiesiog išsivertė per transleitą ir parašė lietuvių kalbą. Man tokia žinutė. Tai kaip fainiai. Labas rytas, publika. Tai va, šiąnakt miegojau generatoriaus viešbutį, hostelį. Visai neblog šiaip. O dabar pasiruošiau, dviratuką apnuoginau, padangas nuleidau, kad minkščiau važiuotus ir varysim šniukštinėt Paryžių. Čia yra tiesiog wow. Eina savo, aš čia tiesiog su dviračiu važiuoju. Neįtikėtina, neįtikėtina. Atrodo nelegalu, ką aš čia dabar darau. Bet čia ir legalu. Tiesiog žiedu važiuoju. Su dviračiu. Iš Lietuvos. Wow. Va kas daros Eifelio papėdėj. Tokie dalykai. Lyja lietus. Stoviu čia po kažkokį priengių, bet
ne bet kokioje vietoj. Pum, su tokiu vaizdeliu. Nu, galima tikrai čia. Ir užsibūt galima čia tokie vieteliai. Labas rytas, publika. Tai ką, praėjo mano 3 dienelės didmiestį, sostiniai, Paryžiui. Tai padarykim trumpą apžvalgą, įvertinimą ir ar man patiko čia. Iškart įvažiavęs į miestą, netgi ne į miestą, į priemiestį dar, supratau, kad čia yra chaosas. Eismas belekoks, mašinos dar kaip mašinos, bet dviračiai, tai čia važiuoja skersai išilgai, net nežiūri raudoną, neraudoną jam. Žodžiu, turi saugoti savęs. Visur dairytis, nesvarbu, kad tau žalia. Bet šiaip visai įdomu buvo įsilieti į tą tokią nesąmonę. Toks grinai, kaip kitam pasaulyje jauties. Važinėjai, lakstai, varai, skersai, pats irgi. Tai visai buvo įdomu. Labai daug kas nuomojasi čia tuos miestinius dviratukus elektrinius. Tai tie iš vis ten turistai belia kaip važinėja, turi labiausiai saugotis. Bet šiaip, pastebėjau, kad čia Paryžiui bent jau labai žmonės mėgsta tos klasikinius dviračius. Labai daug tokių visai gražių dviračių, tų tokių senovinių, oldschoolinių, tai visai patiko man tas. Žmonių kiekis. Iš tikrųjų tai manęs nenustebino kažkaip. Tų žmonių daug, bet nėra ant tiek daug, kiek galvojau, kad bus. Ir jie labiau koncentruojasi ties tais jau esminiais objektais ten. Upėje ta sala, kur yra Saint-Chapelle, jei teisingai ištariau, ir Notre Dame katedra. Nu, va ten daugiau tų žmonių, gal prie Triumfo arkos dar šiek tiek daugiau, bet ne kosmosas. Ir be to tos gyvos eilės prie tų objektų, jos visai greitai važiuoja. Aš maniau, kad ten tikrai labai svarbu iš anksto registruotis tos bilietus ir taip toliau. Nežinau, visai sklandžiai aš ten greitai pralaukiau. Kalbant apie patį Eifelio bokštą, tai esu girdėjęs žmonių kalbant, kad jis neatrodo toks įspūdingas gyvai nuvažiavus ir panašiai, bet nežinau, man jis atrodė, wow, tikrai tiek iš toli, kai stebėjau nuo Triumfo arkos viršaus, tiek iš arti, kai pravažiavau su dviračiu, tikrai ten tos kojos tokios gigantiškos, masyvios, tikrai gerai atrodė. Dar nepaminėjau apie dviračius, kai kalbėjau, tai jo, dviračių takai čia beveik yra visur išvedžioti, kas yra labai nice.
Labai greitai galima čia suvažinėti su dviračiu, tai labai džiaugiuosi pasirinkęs tiesiog su savo dviratuku važinėti aplink objektus. Nes ant kiek greičiau viską susisukau ir taip nepavargau, gera infrastruktūra. Šiaip kalbant apie tai, kaip aš jaučiaus, ar saugiai ar nesaugiai, nes vis tiek didmiesčiai ten būna visokių ten tų gatvelių, tai šiaip iš esmės tikrai saugiai jaučiaus. Tik vieną vakarą, ten tą patį pirmą vakarą, kai važiavau dar pro tokią vieną gatvelę, ten daugiau tų juodukų buvo, ten tokie, žodžiu, tokie biški labiau gangsteriniai. Ir jo, aš kamerą buvau užsidėjęs ant dviračio, aš svarbiausia tada net nefilmavau ir net nebuvau jos įjungęs, bet vienas toks bičiuks jau rodo, kažką ten, aš toks, okei, iškart paslėpiau kamerą, išvažiavau lauką iš tos gatvės, bet be šito atveju daugiau jokių nepastebėjau. Kalbant apie kainas, tai, jos didelės, bet kaip ir visoje Prancūzijai, tai daug nesiskiria ir nuo mažesnių miestelių. Espresso kava, pavyzdžiui, 3-4 eurai, hostelis mano, kur miegojau. Tikrai visai pigus, nesitikėjau taip pigiai rasti apgyvendinimo. Pirmom 2 naktim po 22 eurus nakčiai, trečia ten biški brangiau gavas, bet irgi tikrai padoriai. Tai bendrai paėmus tikrai labai patiko. Dar pradžiai svarsčiau važiuoti, nevažiuoti į tą Paryžių, bet visiškai nesigailiu. Tikrai rekomenduoju. O aš dabar pavalgiau jau pusrytukus paskutinius, baiginėjau montuoti video ir po biški kraustysimės ir judėsim toliau kelią į viršų, į šiaurę. Gerai, dėkui labai jums, kad žiūrėjot, kad iškentėt šitą mano monologą ant pačio galo. Jeigu patiko, tai nepamirškit paspausti laiką, parašykit kažką į komentarus, tikrai atsakysiu. Klauskit gal, kas įdomu apie Paryžių, galėsiu daugiau pakomentuoti. Dėkui labai, kas prisidedat finansiškai ir kas pasidalinat su draugais ir su artimaisiais savo. Gerai, susitiksim kitam epizode. Iki.